šiandien mokysimės žodžių sutrumpinimus, išsireiškimų sutrumpinimus. Iš tikrųjų visi yra akronimai, jie tapo net kaip ir žodžiais, nors kiekviena raidė turi savo prasmę. Tai pavyzdžiui, sosas. Lietuvių kalboje visi žino, sosas reiškia gelbėt. O sosas, jeigu kiekvieną raidę pažiūrėsit atskirai, yra SOS, SOS in English, save our ship, save our souls. Tai gelbėkit mūsų sielas arba gelbėkite mūsų laivą. Tai toks paaiškinimas. Kitas variantas, DIY, reiškia do it yourself. Lietuvių kalboje pasidaryk pats. Žinom, kadangi yra tokia parduotuvė, tai anglų kalboje naudojamas kaip sutrumpinimas. Labai dažnai anglų kalboje girdime įsireiškimą 24/7. Tai reiškia 24 ir 7, jeigu įsiverstume. Tai reiškia, turi būti pasiruošęs dirbti ar prie telefono, kaip sakant, prie interneto sėdėti kiaurą parą, visą parą, kaip sakant. Dar kitas sutrumpinimas yra CEO. CEO reiškia Chief Executive Officer. Tai bus vyriausia galva įmonės, kompanijos ar panašiai. Jūs gal ir per aną pamokėlę girdėjote, kad naudojam ir tokį kaip ir su jumoru įsireiškimą The Big Cheese. Tai The Big Cheese, didysis bosas, reiškia tas pats kaip formaliai CEO. O The Big Cheese yra labiau su jumoru, aišku. Kitas sutrumpinimas anglų kalboje labai populiarus, ypač tarp jaunimo, yra BFF. Jis reiškia Best Friend Forever. Tai žmogus, kuris tau gerą darbą padaro, arba yra labai artimas, gali sakyti, tu mano BFF. Ačiū, kad žiūrėjote, sekite mūsų naujienas per Facebook televiziją.